Labą dieną, aš čia dar, baig čia trankytis, čia mano, mano grandinė nuo mano kito telefono. Ką tik įrašiau live vokiškai, nepykit, kas mane ten followina, tai aš vokiškai kalbu, bet ten mano klientūra. Tai lietuviškai čia pakalbėsim. Man atrodo, mano kamera yra čia ir aš žiūriu visą save, tai irgi nepykit. Čia yra podcastas, į mane žiūrėti nėra būtina. Tai šiandien yra, norėjau sakyti, gegužės, Liepos 23. Ir aš jums skolinga su video, aš jau labai seniai nekeliu ir labai seniai nemontavau, bet nepykit, verslas nuo nulio nepasidaro savaime, reikia daug laiko. Ir aš dar, nepaisant to, dar ir gyvenu labai gerai ir daug labai veikiu. Tai papasakosiu šiek tiek, kas vyksta mano gyvenime. Ir sekėjai, kurie prenumeruoja mano mokamą kanalą, jums bus atskiras video, kurį turėčiau nufilmuoti dar ir šiandieną įkelti. Bus apie manifestacijas, nes daug kas norėjo, kad papasakočiau šiek tiek apie ritualus, kuriuos aš darau, apie magiją. Šito aš nekelsiu plačiai visuomenį, nes jau matau komentarus, o dieve, tai tu čia taip čia užsiemi, kaip tu čia taip tą. Tai čia nesąmonė, čia viskas yra nesąmonė ir tu čia įžeidi Jėzų ir Budą ir Alachą. Ne, šitą mes pasiliksime tarp mūsų mergaičių ir berniukų, nes žinau, kad yra ir žiūrovų, netgi nemažai. Tai linkėjimai. Ir tiesiog vakar tokį labai įdomų straipsnį, ne tai kad straipsnį, bet dabar teaserį padarysiu. Vakar Instagram'e užmačiau ir paskui pati researchinau, yra tų Amerikos slaptųjų žvalgybų dokumentai paviešinti, jau jie ten gan seni, 83 metų kažkas tokio, ir ten yra, žinot, kaip jie ten tyrinėja visokius fenomenus ir bando viską tą įvilkti į savo naudą, ten kariuomenį ir panašiai, ir yra toksai manifestacijos fenomenas, kurį aš jums pakomentuosiu, tiksliau perskaitysiu, išversiu ir pakomentuosiu savo mokamam video. Ir čia bus paaiškinimas, ką aš jau ir taip žinau ir intuityviai darau, kodėl išsipildo mano visi norai, vadinkim dalykus savais vardais, išsipildo tikrai mano visi norai. Ir kodėl taip yra ir kaip jums šitą naudoti ir daryti, tai užsiprenumeruoju mano mokamą kanalą. Žinau, kad ilgai irgi nesirodžiau, bet karts nuo karto aš ten papasakoju naujausias žinias ir naujausius dalykus, kurių nenoriu viešai skelbti, būtent dėl visokių komentarų. Tai jie ten viskas sužino pirmiausia. Ir dabar tikrai turėčiau po truputėlį sugrįžti daugiau į eterį, nes paskutinis, man atrodo, video buvo, bent jau šitas dabar viešasis video, prieš festą, prieš Austriją, kai aš pridaviau savo verslo planą į skirtingas vietas. Tai čia kreditui ir valstybės paramai, du skirtingi dalykai, kad tau duotų tavo verslo pinigų, kai tu neturi nieko, tai reikia kažkaip juos įtikinti. Tai tam yra skirti šitie verslo planai, kuris buvo ten 36 puslapių vien tekstas ir dar lentelių belekiek su visais skaičiavimais. Tai va, pridaviau planą ir dabar tada toliau, kas toliau vyko. Toliau man dar jį reikėjo šiek tiek pakoreguoti, nes būtent darbo birža sakė, kad reikia biškį sumažinti skaičius, kad aš tiesiog gaučiau tą pagalbą. Aš dar jos negavau, dar laukiu atsakymo, dabar viskas truks 1000 metų. Dėl banko atsakymas teigiamas, bet irgi dar reikia dalykų, pavyzdžiui, reikia nuomos sutarties, kurios aš dar neturiu, žodžiu. Vyksta reikalai. Šiandieną, kodėl aš vis pasidažius ir kodėl aš čia filmuojas, ko aš vis pasidažiau, kas būna gan retai, kai sėdžiu namie. Tai dėl to, kad aš šiandien variau vėl į tą locationą, kur aš dirbsiu, tai mano viena buvusi klientė, jinai turi savo saloną, tai nėra, kad būtų ten vien kirpykla ar kosmetologija, ten yra tiesiog beauty loft, jinai turi daug kambarių. Ir jinai, kadangi buvo pas mane dėl botokso ir mane jai rekomendavo jos visas ratas žmonių, nes jeigu jau ateinat pas mane, tai jūs daugiau kitur nenorėsit, nes jums bus taip gerai. Žodžiu, čia vis tiek yra tas mano didžiausias, kaip aš ir verslo plane rašiau ir dėjau screenshotus, kaip žmonės yra išprotėję dėl manęs, mano sesė sako, kuri dabar jau beveik nebedirba ten, kaip sakė, yra Indrės sekta. Dėl to, kad ne tik dėl mano šitų, kaip aš darau tos behandlungus,
injekcijas, bet ir dėl asmenybės, nu, jūs turbūt, jeigu jūs mane žiūrit, jau vis tiek suprantate, apie ką aš kalbu, kad žmonės labai gerai jaučiasi pas mane ir netgi tie, kur reikėdavo pataisymo, ar kažkas dar būdavo ne taip, vis tiek, o dieve, kokia ji nereali ir kur ją rasti ir taip toliau. Tai va, nes aš labai daug atiduodavau žmonėm, labai daug išklausydavau, patardavau, visiškai net nesusijusius dalykus su grožiu, viską, kaip kokia kunigė išklausydavau. Ir tas, aišku, mane žiauriai nustekeno, aš buvau žiauriai pervargus, nes kai reikia tai daryti 30 kartų per dieną. Tai buvo reikalų, aš grįždavau visiškai išsiurbta, be energijos ir piktam viso pasaulio ir kaip nekenčių žmonių ir viso kito. Bet tai realiai man atsiperka, nes mano buvę klientai man siūlo pas juos dirbti ir prašo, kad aš ateičiau pas juos. Tai viena iš šitų klienčių, kuri man greičiausiai atsiliepia, nes man buvo jų daugiau. Aš parašiau tiesiog vieną dieną, kad man reikia jau žiūrėti patalpas, iš karto ateik, atvažiuok. Žinutę gavau. Žodžiu, ateik, atvažiuok, iškart sutarsim, tai buvau prieš porą savaičių, tai tik tais aš norėjau pasižiūrėti, ar man tinka ir patinka, o šiandieną buvo apsitarti dėl kainos ir viso kito, o rytoj dar važiuosiu, kadangi aš tą kambarį dalinai su viena kosmetologė, kuri dirba tam tikrom ten tik dienom, tai reikia man su ją susitarti, kada konkrečiai, jau kaip prisitarėm, bet dar reikia biškai pasitikslinti dalykus ir aš iš jos nuomosiuosi tą kėdę, kad man nereiktų pirkti. Tai, žodžiu, rytoj dar yra irgi reikalų. Ir rytoj man botoksas atkeliauja, kurį naudosiu savaitgalį pas Neringą, nes Neringai ir man reikia jau botokso. Tai botoksas yra šaldoma prekė, reikia, kad kažkas priimtų. Tai dabar mano mama turės čia atvažiuoti, nes man viskas vėl susiplakė į vieną, kad prieš pietą atvarys botoksas ir prieš pietą man susitikimas. Tai, žodžiu, yra reikalų. Tai mano mama rytoj atvažiuos, paprašiau, kad atvažiuotų. Tai va, tai taisiau dar tą planą, vėl pridavinėjau, tada ten visokių dokumentų užpildyti, dapildyti, tai tą, tai aną, tai nu, žodžiu, buvo daug knisalinės, labai daug tos biurokratijos yra, bet viską pridaviau, dabar laukiu atsakymo dėl darbo. Birža duoda verslo pradžiai, jeigu jie tą patvirtina, tu turi būti bedarbių būtinai, turi gauti būtinai pašalpą. Ir tau turi būti likę ne mažiau 150 dienų, kol tu gauni dar tą pašalpą, o jei jinai yra mokama metus laiko, tai tavo buvusio atlyginimo 70% yra su lubom. Pas mane, aišku, tos lubos galioja, nes mano atlyginimas yra žymiai aukštesnis, negu jie iš vis ten moka, bet galim sakyti, gaunu panašiai kaip ligoniniai gaudavau su budėjimu. Tai dėl to aš šalapą ir gyvenu. Tai va, tai ta tavo pašalpa plus dar 300 eurų. Yra mokami pusę metų nepriklausomai nuo tavo apyvartos. Čia yra tokia pagalba galima, jie neprivalo to jos duoti ir jie dabar sprendžia. Bet man reikėjo išsimti pažymą, tam tikrų, nu, tipo yra tokia kaip patikrinimo punktai, tarkim organizacijos, kurios darbo biržai pateikia pažymą, ar mano šita verslo idėja yra reali ar ne. Ir man reikėjo šitą pažymą išsimti, tai tas irgi užtruko. Išsėmiau, parašė, kad labai gera verslo idėja ir kad mano visi klientų screenshotai, kur aš pridėjau, aš ten galiu 100 tų screenshotų pridėti, įrodo, kad aš labai tikrai turėsiu tų klientų. Tai va, tai pažymą gavau, dabar liko sprendimas tiesiog mano darbo biržos dalyke. Tai va, su darbo birža tai tik tais 2 kartus kontaktą turėjom, tai tą vasario mėnesį, kai aš tapau bedarbę ir tada paklausė, ką aš planuoju, tai pasakiau, kad noriu daryti savo verslą, tada mane paliko ramybė iki pat Liepos. Niekas nieko neklausė, niekam niekas neįdomu, pinigus moka ir viskas. O Liepa irgi tada buvo tik skambutis, tai taip irgi paklausė, kaip reikalai, tai aš pasakiau ir dabar va pridaviau šitą dalyką ir kaip ir nuo kito mėnesio pradedu dirbti. Turiu jau klientų prisirašysiu, tiesiog parašiau savo tiem, kur ištikimiesiam, kur man žinutės rašė, kur mane rasti, kad nori tik pas mane. Tai prisirašė biški klientų, bet aš vėl į atostogas išvarau. Aš nežinau, toks jausmas, kad tik atostogauju ir festivaliauju. Tai žodžiu, varau į atostogas, į Norvegiją varom į festą. August mėnesį, kaip jis įvedamas, rugpjūčio mėnesį. Tai va, tai padirbsiu porą dienų, tada vėl atostogas ir tada jau pradėsiu normaliau dirbti. Normaliau dirbti yra tik tais vakarais, ten po gal 2-3 klientus, kaip pagalvoju, kaip anksčiau po 30 reikėdavo ir visos babkės liks man.
Tai va, tai aš čia dabar viską tai pasakoju, čia plačiai visuomeniai, visokie heiteriai klausosi, bet man yra visiškai nusispjaut. Aš nepasakoju tų dalykų, kuriuos pasakoju savo mokantiem žiūrovam. Kaip sakiau, bus dabar šį kartą jum į naudą, ne plėtkai, o į naudą. Nes plėtkų aš dabar taip apie save ir nelabai turiu, mano sesė beje nuo kitos savaitės nebedirbs Bremene, čia yra toksai Indrės stiliaus move, kad jinai išsikraustė į Hamburgą, jinai nebegyveno šitam kaime, buto mes jau pridavėm, aš šitą jau visiems čia pasakau, kaip aš dar sienas dažiau. Tai va, ir jinai išsikraustė į Hamburgą ir jinai važinėja kiekvieną dieną, kaip Vilnius Kaunas būtų važinėjimas. Ir yra, aišku, šefai žino, kad mano šitas vardas yra užtarnautas ir visi klientai, kurie norėdavo pas mane, jie eina dabar pas ją. Ir, man šita situacija yra konkurencinė. Tai jinai dabar išeina, jos yra paskutinės 2 dienas ir tada jie nesurado naujo darbuotojo. Jie turi pakaitalą mano, tokį vyruką, jisai yra fainas, bet jisai nėra toksai, kad klientam pataikautų, pas jį ten yra biški reikalų, kad ne visi nori, nes pas mus Bremene yra klientai labai įnoringi klientės ir jos labai nori kuo pigiau, kuo tobuliau ir už 100 eurų visą veidą pasikelti. Ir aš kažkaip dar taip mokėdavau aš esu managing, bet jisai pasako taip tiesiai šviesiai. Ir ne visi klientai nori, žinot, kur tiesiai šviesiai. Nors aš galvau, kad aš tiesiai šviesiai sakau, bet apie mane, sakau, nėra nei vieno nusiskundimo. Nes vis tiek aš net ir visiškas psichinės kažkaip sumenedžindavau, arba aš jums iš vis nieko nedarydavau, nesiliesdavau, nes aš turiu tą jausmą, matau, kad žmogui negerai su galva, tai tikrai nieko nedarau. Ir tas būdavo sunku, kai tu esi samdomo, dabar taip, nepatinka įklauk, viskas, čia yra mano verslas. Tai va, tai ne visi nori pas jį, visi viską daro gerai, bet, yra tam tikrų dalykų, kam reikia tikrai labai aukšto pilotažo. Mano sesė tai moka išlaviruoti irgi ir jinai labai gerai dirba, bet jinai nebenori važinėti, tai jinai eis į Hamburgą, o Bremenas lieka realiai tik su tuo vienu vyruku ir viena gydytoja, kuri dirba tik tais kartą arba 2 kartus per savaitę, ten kelias valandas, tai pas ją išsibukinta būna viskas tikrai mėnesį į priekį. Tai ką reikės daryti? Reikės googlinti, kur čia dingo šitos sesės. Kur čia dingo šitos sesės? Tai va, pareikit pas mane. Dabar tai man reikia, kaip aš anksčiau keikdavus, kodėl jie čia tiek eina ir man rašosi pas mane. Jūs man rekomendavo, mano draug. Aš nebegaliu girdėti šito, kaip mane rekomendavo. Man yra burnoutas nuo šitų dalykų, aš nebenoriu šito. Tai dabar, aišku, yra tas labai į naudą, nes pinigai bus. Tai žodžiu, tai va tokie reikalai. Pradėsim nuo šiaip nuo 1 to august, bet iš tikrųjų nuo 2, nes 1 aš turiu dar nagus susitvarkyti, nes aš taip negaliu dirbti. Tai dar turiu nagų terminą, tai dar kažkaip nelabai kas rašėsi, bet ir gerai, kad nesirašė, nes jeigu aš pradarau botoksą, man reikia tą dieną sunaudoti. Tai aš nenoriu pradarnėti kiekvieną dieną to botoksą ir neišnaudoti, geriau man tegu jie užsirašo visi vieną dieną, labiau susikoncentruoju ir tada man bent jau, jeigu ir liks kažkoks likutis, tai galėsiu ramia širdim išmesti arba savo susileisti kur. Juokauju. Biški buvau sau leidusis, kai liko mums nuo praeito mūsų botoks parčio su neringa, tai biški leidausi, žinot, dėl ko leidausi, va šitiem, žinot, pas babas, babūna tas kaklas, pas babas, tokie dalykai. Tai čia yra raumuo, jisai duoda tą tokį kalakuto kaklą ir šitą galima su botoksu sutvarkyti, šitą leidus. Bet labai sunku savo susileisti, tikrai labai sunku, aš skauda žiauriai. Tai va, tai ką čia dar, kas dar naujesnio, tai va dabar Liepos 23 liko, man dar keletą dalykų užsisakyti, nors šiaip aš jau esu kaip ir susiruošus, kaip ir viskas yra padaryta. Dabar va, jau prasidėjo YouTube'o vėl laikas, nes žmonės klausinėjo, bet sakau, prieš tai man kiekvieną dieną buvo reikalai, kiekvieną dieną dalykai, o jeigu, žinot, kokia dienotvarkė, savaitės įgojus savo tos dalykus visus daryti, o savaitgalį varyti festą. Ir aš variau 3 ar 4 savaitgalius išėlės į festus. Buvau dabar Lietuvoje porai dienų ir tiesiog aš neturiu ramybės, visiškai. Praeitą savaitgalį buvo draugas atvažiavus, tai irgi mes buvom mieste ir visur ėjom ir viską. Dabar šį savaitgalį važiuoju pas Neringą. Susitvarkė terasą, Neringa linkėjimai. Noriu, taip, susitvarkė vasarai, pasiruošė terasą, ten labai faina pas ją ir, nori mane pakviesti. Ir aišku, man irgi jau reikia pažiūrėti, piktai žiūrėti galiu.
ant tokių dar nepakeliu, kai šypsiausi irgi dar nieko. Tai va, tai reik biški terasą aplankyti ir buvo toks vakarėlį pasidaryti. Ir dar kitą savaitgalį, o likti gal ir nieko. Ir paskui į Norvegiją varom. Tai bus vėl 2 savaitgaliai, tiksliau visą savaitę tame tarpe. Tai žodžiu, Jėzu, kaip aš dabar gyvenu, tikrai negaliu skūstis, bet nėra taip, kaip buvo prieš metus, kad turėčiau žiauriai daug pinigų ir taškyčiau tos pinigus. Va šito tai nėra. Nes atsimenu, praeitą kartą Norvegijai, grįžom iš Norvegijos, buvau prieš metus ir viską ten kreditinę mokėjau ir parėjo, nieko nepirkau ir parėjo vis tiek 1300 eurų kreditinis sąskaitą, galvoju, blem. Nu, aišku, tuo metu tikrai netrūko pinigų, bet taip dabar, atrodo, nusipirkai feste porą gėrimų, biški pavalgiai ir tokios kainos, tai va. Tai dabar jau taip negaliu labai taškytis, bet mano mašina jau yra išmokėta, irgi papasakau mokamą video kaip, tai jau kaip ir mašina mano rankose, mano valdyme ir jau nebeturiu tos paskolos, tai tas labai faina. Aš ją persirašysiu ant firmos, nes dėl mokesčių taip yra geriau. Tai va, tai fainas, iš tikrųjų jausmas labai geras, kaip matot, aš esu labai laiminga ir mano mama sako, Dieve, pažiūrėjus tavo video iš praeitų metų galo, man buvo labai sunku su tais visais dantim. Su dantim dar nebaigti reikalai, nes tas dantis, kuris sulūžo nuo mano naujos karūnėlės, kaip man sakė Lietuvoje, kad turbūt per aukšta karūnėlė buvo uždėta ir sulaužė man tą dantį ir aš vaikščiau paskui 2 mėnesius sulaužytų dantim, kur irgi po to patys sakė, šitie skausmai yra netgi yra padaryti tyrimai panašus į gimdymo skausmus, danties sulūžusio žandikaulyje skausmai. Ir aš taip į darbą turėdavau eiti ir dar funkcionuoti ir dar video darydavau. Tai čia dar reikės varžtą gręžti, jau kitoj pusėje pagaliau turiu dantį, kuris jaučiasi visiškai natūraliai, net nepasakyčiau, čia prieš paskutinis nesimato, aišku, ačiū Dievui, čia irgi nesimato, kad trūksta. Tai ačiū Dievui, viskas gerai, bet dabar reikės šitą dar šitoj pusėje pasidaryti, o aš dabar vėl labai nenoriu, nes man dabar pradėti savo verslą ir vėl sirgti, nu dabar aišku, tie sirgimai, nu keista, iš tikrųjų labai keista, kai esi ant savęs, labai toks įdomus jausmas, atrodo, kaip čia gali būti, kad viską aš kontroliuoju ir aš sprendžiu, galiu prisidaryti tatuiruočių su kaukolė matomoj vietoj. Kažkaip labai keista. Man atrodo, kad aš samdomo darbo, jau tik labai iš bėdos. Aišku, visada visko gali būti, kad verslas nepaeis, ar kažkas gali visada būti. Kuo aš asmeniškai netikiu, čia irgi šiek tiek manifestacijos tema yra tikėjimas, tikėjimas sėkme ir aš dabar, kadangi sakau, žinai, turiu daug laiko, ne taip jau daug, bet daugiau laiko, tai kažkiek, pasidomėjau dalykais tam tikrais ir esmė visų šitų manifestacijų, norų, magijos, galim čia visaip vadinti, yra tikėjimas. Čia yra vienas iš esminių dalykų. Tu turi tikėti, kad tau pasiseks. Tu negali abejoti savim. Ir kaip aš visai kartoju, negaliu pakęsti, nekalbėk apie savo norus ir planus, nes neišsipildys. Nebesvaikit. Kalbėti reikia. Labai daug kalbėti. Ir visiems knist protą, kad tai bus ir ne kitaip. Sakau, čia tema yra to mano sekančio video, kurį tuoj darysiu, bet reikia labai šituo tikėti. Ir ką ten kiti žmonės, ar pagalvos, ar nepagalvos, visų pirma, pusė žmonių iš vis nemasto toks jausmas. Kita pusė yra visiškai nesvarbu, ką jie masto. Ir gal 1% žmonių, tai jūsų ten artimųjų, gal nuomonė kažkiek dar kažką reiškia, bet ir tai žinokit nelabai. Realiai reiškia tik jūsų nuomonė kažką gyvenime. Ne? Tai va, tai aš manau, reikia kalbėti ir nesvarbu, jeigu tas ir pasikeis, aš irgi 100 milijonų kartų keičiau savo nuomonę ir taip yra, naip, ir netgi atsimenu, man rašė, tai kaip tipo, negali to savo verslo pasidaryti. Aš galvojau, kad čia yra neįmanoma, man visi aiškino, kaip čia yra neįmanoma, mano buvę šefai man aiškino, kaip čia yra neįmanoma. Tai aišku, aš irgi galbūt taip sakyčiau, kad čia yra žiauru ir sunku, taip, nėra lengva. Bet ar yra lengva pahalinti vergo darbę visą gyvenimą ir niekada netap turtingų, tokių tikrai turtingų. Gerai, man sumokėdavo ten, tikrai gaudavau 6-7 štukes į rankas, tikrai, bet tai kokią kainą viso to ir kiek aš uždirbdavau jiem, aš jiem uždirbdavau apie 80 štukių per mėnesį, suprekiaudavau. Tai, ne, žinokit, dabar toks jausmas, kad tikrai į tą samdomą darbą
aš nebegalėsiu gyvenime grįžti, nes aš esu žiauriai išnaglėjus. Ir, pavyzdžiui, jeigu nueičiau darbo pokalbį ir sakytų, čia pas tave dabar, nu kiek čia gaunas, pusę metų aš nedirbu. Pusės metų tarpas, ką veikia, nu gerai, čia mano logiškas atsakymas, aš dariau savo verslą, bet sakyčiau, nu ir, o tai ką, pailsėti negalima. Tai ką, nėra burnauto, tai ką mes šitoje sistemoje turite čia varyti kaip žiurkės rate. O kodėl jūsų šitą vietą jau 2 mėnesius online ir jūs jos neužpildot? Kas pas jūs yra negerai? Tai man sakyti, viso gero. Tai aš žinokit negalėčiau, aš esu turbūt, šiaip aš nesutverta su dirbsamdomam darim. Tai va, tai šiandien dariau Q&A savo vokiškam tam Instagram'e ir pirmas klausimas iš mano klientės, gal tu ieškai sekretorės? Jau nori visi dirbti pas mane, ne, dabar aš darbuotojų dar neturėsiu, dabar tai tikrai su mano 20 klientų per mėnesį tikrai nereikės. Bet ateityje aš ir atsakiau taip diplomatiškai, kad žinokit, nepamirškit manęs, tikrai ateityje. Aš turiu didelių planų, aš netgi galiu išsiduoti, kad aš manifestuoju iki 40 būti labai turtinga. Tai dar turiu 7 metus iki 40, tai gali visko nutikti. Tai reikia savim tikėti. Nu tikrai žinokit, jeigu taip žiūrėti, kam pasiseka gyvenime, nekalbu apie paveldėtojus ir panašiai, bet kam pasiseka gyvenime, tai tikrai žmonėm, kurie nepasiduoda, tiki savim, neklauso šitų visų. Čia neišeis, čia labai sunku. Kaip man buvęs mentorius sakė, tu per daug dramatiška, kad tu galėtum daryti savo verslą. Tai aišku, čia yra, žinot, to tipinio, kaip sakoma, baltojo vyro boomerių kartos pasakymas, kad tu moteris, tai tu esi per daug emocionali. Ir tu, žinot, aš, pavyzdžiui, savo draugui netgi kartais sakau, o tu, jam būna nuotaikos visokios, tai gerai, kad jisai pats yra toks feministiškų pažiūrų, bet aš jam kartais sakau, o tau nuotaika bloga, tu gal nepavalgiau, gal tu šalkės esi? Žinot, kaip vyrai moterim, o gal tu nepavalgius esi? Tai aš lygiai taip pat tą patį vyram, sakau, tai gal tu valgyti nori, kas tau yra, kad tau čia tokios nuotaikos, nes jam būna kartais. Tai va, tai aš lygiai tais pačiais ginklais atgal kartu. Tai va, tai ne, aš nepripažįstu šito, sakykime, dominavimo tokio, kad, oi, tai tu čia per daug dramatiškai, tai tau verslas nepaeis. Paeis verslas, tikrai paeis, nes būtent tas, kad aš esu jautri ir supratinga, man atrodo, duos mums suvaibinti su mano klientėm, kas jau vyksta ir jau labai seniai. Ir kad ir ateis bent 1% tų klienčių, kurios buvo dideliai firmai, aš aišku neturiu tos reklamos, aš neturiu influencerių, kurie reklamuotų mane reikia ekstra googlinti su mano šitą baisę pavardę, kur vokiečiai negali jos ištart, mane reikia googlinti. Bet jeigu bent 1% pagooglins ir ateis pas mane, tai viskas bus gerai. Aš daug irgi nenoriu dirbti. Aš irgi nenoriu pahalinti po 30 klientų per dieną. Ne, man užtenka ir 3. Tai va, tai man nereikia dabar per pirmus mėnesius uždirbti čia milijoną, aš tiesiog labai džiaugsiuosi, jeigu pirmais metais aš išeisiu bent kažkiek į pliusą. Aš dabar iš tikrųjų nebelabai daug ką perku, nebėra pas mane, jau seniai nebėra mano, kaip būdavo seniau, atsimenat, visi ten tie mano šopinimais dalykai, visi tonom tempimi namo, pas mane jau šito labai seniai nebėra. Netgi dar kai dirbau, neturėjau laiko, kažkaip atpratau ir šiaip aš nebenoriu jau, žinokit, dabar buvom savaitgalį su mano draugu ir jo sesė, buvom šopinti sale, aš tai dabar negaliu, nes man reikia pinigus taupyti. Tai buvo draugas sesė ten Douglas ir panašiai, žinokit, mane kaip pradėjo užknisti, tos parduotuvės, aš nebegaliu, žinokit, eiti parduotuvės, man nebeišeina. Man yra tokia beprasmybė pasidarius, jeigu kažko reikia, aš užsisakau internete. Ir šitą prieš kokius 4-5 metus tai sakydavau, ne, aš internete nemėgstu, man reikia gyvai. Nu ir pakeičiau savo nuomonę, aš internete užsisakau. Nebent yra kokie kvepalai, ar kažką reikia bandyti, matuotis, tai tada ne. Bet pradėjau nebekęsti parduotuvių. Man šopinimas kažkoks tapo kančia. Nežinau kodėl. Tai va, aišku, turbūt persisotinu visais tais daiktais, kuriuos aš čia turiu toną, man reikėtų kažkada normaliai viską susitvarkyti. Bet dabar aš tiesiog leidžiu pinigus, man pinigai išeina ant viešbučių ir ant skrydžių ir ant kelionių. Tai aišku, mes visi festai ir panašiai mes dalinamės per pusę su draugu. Tai va, koncertų biletai, skrydžiai, kelionės, visa kita. Man atrodo dabar čia realiai vienintelis dalykas, valgau aš nedaug. Vienintelis dalykas, neskaitant visų kitų tokių išlaidų, ką man dabar labai reikėjo susiskaičiuoti, nes verslo planą reikia iš tos dalykus įrašyti, kiek tu privačiai išleidi.
Nu, mano privatus išleidimas, aišku, kai tu dirbi ant savęs, tu turi savo sveikatos draudimą nusipirkti, kas yra 1000 eurų. Ne jūsų ten tas PSD, kiek ten yra, nežinau. 1000 eurų per mėnesį. Aišku, tas priklauso nuo tavo atlyginimo, bet man bus 1000 per mėnesį, kurį aš turėsiu atiduoti sveikatos draudimui. Tai va, tai su tuo 1000 eurų sveikatos draudimu ir ten mokesčiais, tai mano išsilaikymas manęs yra 6000 eurų per mėnesį. Tai va, jeigu aš išeisiu į pliusą, bus labai gerai. Tai va, nu ne, dabar aišku, mašina atkrito, kas buvo 500 per mėnesį, 5 metus. Jo, ir kas čia dar. Tai va, tai sakau, man svarbu turėti tas visas mano norimas keliones, aš turiu omeny. Aš manau, kad kol aš negaliu sau leisti didelio komforto, skraidyti pirmąją klasę, ten tą verslo klasę, čia man atrodo skirtingi dalykai, ne? Aš nenoriu tų tolimų skrydžių, nes aš esu labai jautri nepatogumą, man turi būti laik patogumas. Ir būna, sako, tai tu turėtum, tipo, ir draugai va sako, tu turėtum pasistengti prisitaikyti. Kodėl turėčiau? Kodėl aš turėčiau? Pasakykit man, kodėl. Kodėl aš turėčiau mėgoti palapinį be dušo? Nu, palapinė su dušu nėra. Kodėl aš turėčiau mėgoti palapinį? Kodėl aš feste turėčiau mėgoti palapinį? Kodėl? Aš nematau ne vienos priežasties, kodėl aš turėčiau kankintis. Tai, ne, man patogumas pirmo vietai ir visos tos tolimos kelionės, kaip ten į Aziją, Ameriką ir panašiai. Mano nuomonė, čia yra tik mano nuomonė, aš nieko jam neperšu. Aš ten keliausiu tada, kai galėsiu sau leisti verslo klasę, kur galėsiu gulėti. Nes viskas, kas yra virš 4 valandų, sėdėti lėktuve, susispaudus, su klykiančiais, cypiančiais vaikais už tavęs, bespardančiais tavo kėdę, nes man visada tai būna, arba šalia ėdančiais kažkokį, kai buvo vieną kartą skridau iš Lietuvos ir ten kažkas ėdė tokius česnakinius, sūrio, smirdančius dalykus ir aš tiesiog ten žiaukčiau, nes aš nemėgstu tos smirdančius sūrio ir taip įsivaizduoti reikėtų 10 valandų. Man atrodo, tą lėktuvą nuleisto variniu būdu, nes aš ten pradėčiau stresą daryti. Tai va, tai mano nuomonė, aš šitos visus dalykus darysiu, kai jau tikrai būsiu labai turtinga ir aš nesakau jei, aš sakau kai. Čia šitą va, galiu ir nemokamai duoti patarimą, neužsisakius mano, išgirsit šitą neužsisakę mano ekstra video. Ne jei, o kai. Pakeiskit visus savo jei į žodį kai. Nes programuojimas vyks. Programavimas. Man reiktų gal jau šviesai įsijungti, nes biškį tamsiu žiūriu. Bet čia sakiau podcastas, tai mane žiūrėti čia nereikia, okay? Tai va, kas čia dar. Tai va, tai tos tokios tolimos kelionės bus vėliau, nes aš jeigu jau kažkur nuvažiuoju, aš jau irgi noriu būti kaip karalienė. Nu va, o kai Lietuvą važiuoju, tai ten nėra sunku būti pasijaus oligarchė. Sorry, bet tikrai kainos, blemba, dabar tokį buvau fainą butą pasiemus, kur mažiau nei 50 eurų už naktį. Vokietijai tu gauk už 50 eurų naktį, nieko tu negausi, 100 eurų minimum gausi babos namą sodo išsinuomuoti su vorais ir vandens, kad tas nekenčiu, kai būna, kai maudys ir vanduo normaliai nebėga, man plaukų neina išsiplauti. Tai Vokietijai kainos, Vokietijai, sakau, atostogauti nėra labai pigu. Aš jau nekalbu apie visas ten Skandinavijos šalis, tai ten tai iš vis kosmosas. Nors šiaip Airbnb kainos tokios pačios kaip Vokietijai. Tai va, tai Lietuvoje atostogauti yra gan pigu, aš šiaip mėgstu ten grįžti, man patinka, dabar atsirado tiesioginiai skrydžiai iš Vilniaus į Hamburgą. Jeigu kažkas nori aplankyti čia šitą Šiaurės Vokietiją, kadangi Rainieras nutraukė skrydžius iš Bremeno į Vilnių, kas man yra buvo liūdna, nes man labai patogu, čia Bremenas man 20 km. Bet suodė Air Balticas greitai, kad Rainieras nutraukė dėl to, kad kažkaip uždarė jų čia poskirį kažkokį, nors vis tiek Rainieras skraido į Maljorką, čia kiekvieną dieną, vos ne 2 kartus per dieną, nes Maljorka yra irgi Vokietijos dalis, kaip juokaujama. Tai va, bet Air Balticas suodė, kad nebėra tiesioginio tokio ryšio. Ir mes esam su savo žiūrovėm diskutavę irgi, iš kur jūs ten skrendat ir kaip jūs ten važiuojate dabar yra. Nu, turbūt tas kam aktualu, jau žino šitą dalyką, kad yra iš Vilniaus į Hamburgą. Ir net, man atrodo, kiekvieną dieną, bijau sumeluoti, bet yra dažnai, nes kai aš žiūrėjau, buvo įvairių pasirinkimų. Tai va, tai buvau 4 dienas Lietuvoje, praktiškai
filmavau, gal tik tais butą pafilmavau, tai visas savo vlogo medžiagas sukelsiu kažkada. 2 mėnesius atsilieku, 2 fucking mėnesius atsilieku su savo vlogo medžiaga, bet prioritetai dabar buvo kiti. Ir dabar dėl to filmuoju šitą video, kad šiek tiek atsiskaityčiau su jumis ir kažkiek biški updatinčiau, kokia dabar yra gyvenimo situacija. Tai va, laukiam kito mėnesio, pradėsim dirbti, pradėsim daryti injekcijas. Tas visas, kaip tas vadinas lietuviškai, vokiškai yra gevinmaržė, pelnas nuo šitų dalykų, kas liečia hialuroną, jis yra labai didelis, nuo kiekvieno, sakykime, 2 appointmentai, 2 klientai ir mano nuoma jau padengta. Nes nusipirkti tą internetą, užsisakyti hialuroną yra tikrai ganėtinai pigu, o rinkos kaina, už kiek tu jį gausi normaliai padaryta, yra labai didelė. Tai iš tikrųjų labai apsimoka šitas verslas. Su botoksu yra biškai kitaip, nes botoksas iš savęs yra labai brangus. Tai su botoksu man reiks žiūrėti, ar aš ne per pigiai darau. Gali būti, kad teks kelti kainas, bet hialuronas, darykitės visi hialuroną pas mane. Tai va, tai jeigu ką, rašykit, jeigu reikia. Jeigu norit konsultacijos, kad ir online, aš jau šitą dalyką siūlau, jau čia esu minėjus, tai žodžiu rašykit per Instagramą arba rašykit į indre@docfab.de. Čia yra mano interneto puslapis ir mano e-mailas. Dar sakau, viskas čia pas mane under construction, mano draugas man padeda su websaitu, tai savaitgalį biškį atnaujinsim. Bet netame esmė, aš dabar viską per Instagramą menedžinu. Tai va, viskas prasideda mano šitas laikas, prasideda šitie dalykai, einu pasakoti apie manifestacijas ir tiesiog su jumis, su visais kitais, kurie manęs neprenumeruojate ar ekstra, atsisveikinu. Dėkoju, kad žiūrit, dėkoju, kad manęs nepamirštat, nors aš taip nepastoviai keliu video, bet turbūt visi žino, kodėl, kas ir kaip. Pamatot, kaip aš SPF veidą gerai tepu, bet kaip rankų neišsitepu, visiškai skiriasi spalvos. Nagus dėja teks nusimdžiau, man atrodo, sakiau, bet žiauriai fainai, labai patiko man toksai peachy, vasariškas dalykas. Norėčiau visada tokių ilgų nagų, bet negaliu dėl darbo nors, bet savaitgalį dabar, kai darysiu tai su ilgais. Šiaip galėčiau, aš galiu, man netrukdo suimti lūpos, bet nehigieniška, tai dėl to teks pasitrumpinti. Tai va, jo, kas čia dar, viskas, man atrodo, viską papasakau, tai va, viskas yra gerai, nuotaika gera, biškai buvau peršalus po savo ten tų kelionių, po Austrijos labai peršalau. Biškai irgi stojo darbai, norėjau visokių pasidaryti daugiau dalykų, fotkių profesionalių savo, profesionalių su savo iPhone'u ir su timeriu, bet viskas man čia stojo, daug visokių, labai daug laiko susigaištų visokiams e-mailus atrašinėti, aš ieškau ten tiekėjų, kad pigiau gautųsi, ten reiks su visais dylinti, tada visi skambina, tokius darai visą dieną tokius šūdarbius, tai va, toks yra verslo nuo nulio damos gyvenimas, viską išsipasakau, dabar galės heiteriai čia linkėti man, bet žinokit, man nelinkėkit blogo, nes žinokit, su manim dabar labai daug gyvenime savo magijos ir viskas, ko jūs man linkit, jeigu tai yra gerai, ar jeigu tai yra blogai, jums pareis trigubai. Tai žinokit, patariu su manim, ant manęs nieko čia nei stumt, nei nieko daryti. Tai papasakosiu apie ritualus kitam video ir dariau čia kažkada pinigų ritualą ir viskas kaip irgi pasitvirtino. Tai va, jo, bet apie manifestacijas pakalbėsim rimtai, nes aš pati biškai net esu šokiruota, kartais vis dar negaliu patikėti, kad šitaip išsipildo viskas, ką aš taip susigalvoju. Tai jeigu jūs irgi norit šito efekto, tai būtinai užsiprenumeruokit, pažiūrėkit tą video ir gal kažko pasisemsit, kažkokį įkvėpimą. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, visai neblogai pavariau, 34 minutės, nufilmuoju kitą video ir įkeliu tada viską. Tai iki, nepykit, bus sekantis vlogai, turbūt biškiai atsilikę nuo up to date, bet va, būtent dėl šito ir įrašiau. Tai jeigu turit klausimų, rašykit, jeigu turit heito, pasistengkit jį nuraminti, nes kitaip, jeigu jūs man rašysit nesąmonės, aš jūs paversiu rupūžiami. Gerai, juokauju, iki. Aš įsijungiu.